Ir aš matau, kaip bunda vakaras slypėjęs miško pakraščių šešėlios. Taip tamsą matė poetas Vytautas Mačernis. Bet o ką jeigu aš pasakyčiau jums, kad jūs galėtumėt pamatyti tamsoje ne tik tai savo vaizduotėje, bet ir tiesioginė to žodžio prasme išėję į mišką naktį. Ir tam užtenka tik užsidėti kontaktinį lęšį, kad įgytumėt super žmogaus regėjimą. Skamba kaip mokslinė fantastika, bet už viso to slypi nepaprastai graži fizika. Aš esu fizikos mokslų daktarė Mažena Mackoit-Sinkevičienė. Pasiruoškite konspektuoti, nes mes pradedam trumpą fizikos paskaitą. Šie kontaktiniai lęšiai leis matyti infraraudonąją šviesą, matyti tamsoje ir matyti net užsimerkus. Pradžiai įvertinkime mūsų regėjimą. Žmogaus akis paprastai mato bangas maždaug nuo 400 iki 700 nanometrų. Ta vadiname matoma regima šviesa. Tai yra nuo violetinės iki raudonos. Skamba kaip labai daug, bet iš tikrųjų tai yra mažiau negu 1/100% dalis viso elektromagnetinio spektro. Ir čia įdomiausia dalis ta, kad apie pusę visos Saulės siunčiamos energijos yra infraraudonoji šviesa. Jis yra visur aplink mus, tik mes jos nematome. Paukščiai, bitės, net šiaurės elniai mato ultravioletinę šviesą. O kai kurios gyvatės ir šikšnosparniai turi specialius organus, kurie leidžia jausti infraraudonąją spinduliuotę. Taip tamsoje jie tarsi mato šiltą grobį. Tad klausimas tampa labai aiškus, kaip suteikti žmogui tokį super regėjimą. Kinijos mokslo ir technologijų universiteto mokslininkai atsakė, kad galima. Šios inovacijos pagrindą sudaro aukštinvertės konversijos nanodalelės. Taigi, šios nanodalelės sugeria infraraudonąją šviesą ir išspinduliuoja matomą šviesą. Šios nanodalelės yra inkapsuliuotos į netoksišką, lanksčią medžiagą, identišką tai, kurią naudojame minkštose kontaktiniuose lęšiuose. Ankstesnėme darbe tyrėjų komanda suteikė pelėms artimo infraraudonojo spinduliavimo regėjimą, suleisdama tas nanodaleles į tinklainę. Tokios pelės galėjo rinktis tarp dviejų dėžučių, vienos tamsios ir kitos apšviestos infraraudonoje spinduliuotę. Ir dažniausiai jos pasirinkdavo tą tamsią dėžutę. Tačiau, atkreipdami dėmesį, kad tikriausiai žmonės atsisakys, kad jiems tokios nanodalelės būtų suleistos po tinklainę, mokslininkai pradėjo vystyti planą B. Taigi sukūrė tokius kontaktinius lęšius. Ir taip gaunas tiesiog mažiau invazinis būdas. Pačios nanodalelės yra pagamintos iš natrio gadolinio fluorido, prisotinto įterpių, erbių ir auksu. Ir tokias nanodaleles įterpia į kontaktinį lęšį ir čia ateina du nuostabūs dalykai. Pirma, lęšiui nereikia jokios baterijos, mums nereikia jokios elektronikos, kad stiprintų, jis tiesiog naudoja prieinamą aplink mūsų šviesą. Ir antra, tokie lęšiai yra skaidrus. Taigi mes tuo pat metu matome ir visą tą regimą diapazoną, matomą šviesą, bet įgauname papildomą kanalą, mes taip pat tuo pat metu matome ir infraraudonąją šviesą. Dėvinčios kontaktinius lęšius, žmonės galėjo matyti morzės kodą, priminančius šviesos bliksnius, skleidžiamus iš infraraudonojo ledo. Ir netgi pasakyti, iš kurios krypties ateina šis signalas. Mokslininkams netgi pavyko užkoduoti skirtingus infraraudonųjų spindulių bangos ilgius. Bet keisčiausia dalis ta, kad matymas pagerėdavo užsimerkus. Kodėl? Nes mūsų akių vokai sulaiko įprastą matomą šviesą, o praleidžia infraraudonąją. Užsimerkus dingsta triukšmas, mažiau matomos šviesos, kuri galėtų trukdyti, ir nematomas signalas tampa ryškesnis. Bet būkim sąžiningi, kaip ir dera fizikoje, tai nebus toks ryškus matymas kaip filme Grobuonis. Vaizdas bus neryškus, maždaug kaip senas 480p vaizdo įrašas. Tai yra tokia standartinė, bet žema raiška. Priežastis fundamentali, šviesa atsiranda ant pat kontaktinio lęšio paviršiaus, prie pat akies. Ir sklinda visomis kryptimis, todėl smulkios detalės susilieja. Štai kodėl mokslininkai taip pat vysto ir akinius, kurie leis išgauti kiek aštresnį infraraudonųjų spindulių matymą. Dabartinė lęšių versija geriausiai veikia, kai šviesa sklinda iš stiprių šaltinių, tokių kaip šviesos diodai. Kitas Kinijos mokslininkų tikslas būtų
kad tokie lęšiai galėtų pamatyti ir natūralią, tai yra silpną infraraudonąją šviesą, kurią skleidžia šilti kūnai. Tyrėjai apskaičiavo, kad dabartinės versijos gamyba kainuotų 170 eurų. Jie taip pat bandys padidinti elektromagnetinio spektro diapazoną, kurį galėtume matyti. Pasak tyrėjų, tokie lęšiai galėtų būti pritaikyti gelbėjimo operacijose, įgalinant matyti per dūmus ir dulkes. Tokie lęšiai taip pat leistų perduoti užšifruotą šviesos signalą su šaltiniais ir juos atskaitytų tik žmonės, kurie turėtų tokius kontaktinius lęšius. Na ir kasdieniam gyvenime, kuomet susiduriam su prastu apšvietimu arba pagalba daltonikams, paverčiant jiems nematomas spalvas atspalviais, kuriuos jie jau geba atskirti. Taigi, Vytautas Mačernis tamsą matė vaizduotės akimis, o mes pamažu mokomės ją pamatyti tikromis. Iki kito karto žiūrėkite į pasaulį su atmerktomis ir užmerktomis akimis. Iki!